Sveiki! Šiame video pakalbėsime apie pacientų, kuriems yra įtariamas ūmus išeminis insultas ir jo gydymą intraveninę trombolizę. Kaip atpažinti pacientus, kuriems gali būti taikoma intraveninė trombolizė. Tai yra pacientai, kuriems naujai neurologiniai simptomai nuo jų simptomų atsiradimo pradžios iki atvykimo iki skubios pagalbos skyriaus yra praėję ne daugiau negu 4,5 valandos. Simptomų atsiradimo laiką mes galime sužinoti tiesiogiai iš paciento arba iš jo artimųjų. Jeigu tikslaus simptomų atsiradimo laiko nežinome, klausime, kada paskutinį kartą pacientas buvo matytas sveikas. Tai yra neturėjo šių naujai atsiradusių simptomų. Laikas turi būti trumpesnis nei 4,5 valandos. Jeigu pacientas atitinka laiko kriterijus, informuojame apie tai skubiosios medicinos gydytoją, reanimatologą, skubiosios medicinos rezidentą, jeigu toksai būdi, ir neurologijos rezidentą ir gydytoją neurologą, kurie dažniausiai yra skubiosios pagalbos skyriuje. Taip pat informuojame apie tai slaugytoją ir užsakome kraujo tyrimus. Kraujo tyrimai yra imami 3 – bendras kraujas, krešumai, datlas, SPA, INR'as bei biocheminis kalis, natris, urija, kretininas ir glikemija. Kraujo tyrimai yra užsakoma ant štai šių raudonų lapelių, kuriuos rasite reanimacinėje salėje. Toliau pildome galvos smegenų kompiuterinės tomografijos konsiliumo lapelį, jame pažymint, kad tyrimas bus atliekamas dėl kraujotakos sutrikimo. Sekantis jūsų veiksmas yra kuo greičiau transportuoti pacientą į kompiuterinės tomografijos tyrimą. Taip pat pildome trilapį. Trilapio pildymo video rasite kitame video. Ir taip pat pildome trombolizinio paciento trilapį, kurį rasite ant varo neurologų papkėje. Mes pildome pirmąją dalį. Tai yra pildome paciento vardą pavardę arba užklijuojame jo lipduką. Pildome simptomų atsiradimo laiką, pažymime atvykimo į skubios pagalbos skyriaus laiką, kraujo tyrimų paėmimo laiką bei galvos smegenų kompiuterinės tomografijos atlikimo laiką. Taip pat iš paciento ar iš jo artimųjų išsiklausime galimas kontraindikacijas taikant šį gydymo metodą. Taip pat vertiname gyvybinius parametrus. Svarbu, jog kraujo spaudimas, sistolinis kraujo spaudimas nebūtų didesnis nei 185, diastolinis nebūtų didesnis nei 110 mm gyvsidabrio stulpelyje. Gavę kompiuterinio tomografijos atsakymą, kuo greičiau informuojame apie tai neurologą, kadangi jisai galutinai nuspręs, ar šis gydymo būdas bus taikomas šiam pacientui. Nusprendus, kad intraveninė trombolizė bus taikoma šiam pacientui, pacientas yra transportuojamas į reanimacinę salę, pakartotinai yra vertinami gyvybiniai parametrai bei informuojamas slaugytoja dėl trombolitiko pasiruošimo. Trombolitiko dozę bei automatinė švirkštinio pompos greitį dažniausiai apskaičiuoja neurologas, tačiau jūs taip pat galite apskaičiuoti pagal lapą ir lentelę esančią reanimacinėje salėje ant sienos. Taigi, jeigu pacientas sveria 70 kg, suminė trombolitiko dozė bus 63 mg, boliusas bus 6,3 mg, bei automatinės švirkštinės pompos greitis bus 56,7 mg per valandą. Nusprendus skirti pacientui trombolizę yra svarbu užvesti paskirimo lapus, surašant būtinai į juos suminę trombolitiko dozę, boliuso dozę bei boliuso pradžią, kada buvo pradėta trombolizė, ir automatinės švirkštinės pompos greitį. Taip pat pacientai, kuriems yra atliekama trombolizė, tolimesniam gydymui ir stebėjimui yra pervežami į reanimacijos skyriuje, tačiau kol jie yra skubios pagalbos skyriuje, jiems yra užvedama paciento stebėjimo trombolizės metu ir po jos forma, kuriame kas 10 minučių yra pildoma ir vertinama gyvybiniai parametrai, taip pat joje yra surašoma suminė trombolitiko dozė, trombolizės pradžia bei numatoma jos pabaiga. Trombolizė yra atliekama 1 valandą, bei surašomi tyrimai, kurie buvo atlikti prieš trombolizę. Taigi, sėkmės jums mūsų skyriuje.